Sveiki, aš esu Milda iš įmonės The Infotrust ir šiandien pakalbėsim šiek tiek apie ClickAutoML funkcionalumą ir kaip šitas dirbtinio intelekto elementas gali padėti mums kaip sakykime, analitikam ar programuotojam kasdieninėje veikloje. Tai pradėkime pirmiausia nuo terminologijos. Mums yra gerai pažįstamas terminas dirbtinis intelektas. Iš principo dirbtinis intelektas nagrinėja galimybės, kaip galime priversti mūsų sukurtas mašinas, pavyzdžiui, kompiuterius, galvoti ir elgtis kaip žmogus. Tai reiškia, dirbtinis intelektas kalba apie kaip simuliuoti žmogaus elgseną. Tuo tarpu mašininis mokymasis, angliškai machine learning, yra viena iš dirbtinio intelekto atšakų. Ir jinai siekia apmokinti tam tikrus algoritmus, kad tie algoritmai atliktų specifinės užduotis. Aišku, naudojant duomenis, kuo daugiau tų duomenų, tuo tikėtina geresni bus rezultatai. O tie duomenys, mašinai yra tarsi savotiškos, sakykime, instrukcijos, kurios pasako, kaip su tomis užduotimis susijęti įvairiausias patirtis. Tai pavyzdžiui, mašininio mokymosi algoritmai gali išmokti nustatyti ligas iš rentgeno nuotraukų. Tai ne tai, kad žmogus tą darytų ir nustatytų, bet mašina. Tai iš principo mašininis mokymasis yra šaka dirbtinio intelekto ir jinai kalba apie tai, kad kaip mašinai mokintis iš praeities duomenų, kad jinai vėliau galėtų nuspėti arba išprognozuoti ateitį. Tai mes toliau gilinsime šiek tiek ir kalbėsim apie mašininį mokymąsi Kliko sistemoje. Tai prieš pereinant prie Kliko, pirmiausia, jeigu kalbam apie mašininį mokymąsi ir jo modelio kūrimą arba algoritmų kūrimą, tai pats paprasčiausias yra ne tai, kad elementariausias, bet seniausias būdas yra tiesiog yra reikalingas, sakykime, duomenų mokslininkas ar duomenų mokslininko grupė, kurie dirba kelias dienas, kad sukurtų algoritmą, programuoja, kuria modelį, kuris vėliau yra apmokomas ir gali toliau prognozuoti, pateikti kažkokias mums prognozes. Tai tikrai sudėtingas kelias, reikalaujantis daug laiko ir reikalaujantis gilių statistinių programavimo žinių. Kitas būdas yra pasinaudoti tam tikrais Python paketais, kurie yra tarsi jau, sakykime, sukurti tam tikri modeliai, sukurti tam tikri algoritmai, kuriuos mes galim apjungti ir pasinaudoti savo modelio kūrime. Bet kuriuo atveju šitam keliui, šitam būdui irgi reikalingos yra gilios, sakykime, duomenų mokslininko žinios, statistinės žinios, ekonometrinės žinios. Reikalingas laikas tokių modelių, tokių algoritmų kūrimui ir aišku, tai yra daroma vėlgi kodo rašymo pagalba. Ir šitoje vietoje į pagalbą ateina Klikas su funkcionalumu, kuris vadinasi ClickAutoML, automatinis mašininis mokymasis, automatinis machine learning, kuris panaikina poreikį duomenų mokslininko žinioms. Tai reiškia, kad bet kuris analitikas, dirbantis su Kliko, jisai gali per labai trumpą laiką, per valandą, jeigu norisi daugiau eksperimentų daryti, aišku, galima ir ilgiau užtrukti, bet iš principo per valandą gali sukurti modelį, nerašydamas nei vienos programinio kodo eilutės, galbūt nežinodamas labai giliai statistinių įvairiausių metodų, algoritmų interpretavimo ir panašiai. Be labai gilių žinių gali sukurti
mašininio mokymosi modelį ir implementuoti jį į Kliko aplikaciją, kad Kliko aplikacijoje mes galėtume matyti tam tikrus prognozuojamus duomenis iš praeities išanalizuotų duomenų. Tai kas yra Kliko AutoML ir kokias problematikas gali padėti spręsti? Tai iš principo su Klik AutoML mes galim spręsti 3 probleminės vietas. Tai pirmas dalykas, Kliko AutoML modeliai gali klasifikuoti duomenis. Tai reiškia, kad mes galim prognozuoti, sakykime, ar klientas sustabdys savo narystę sporto klube, televizijos prenumeratoje ir panašiai. Ir tai yra prognozė, kurios atsakymas dažniausiai yra, taip, ne, arba gali būti, sakykime, kokio tipo klientas prognozuojamas, kad bus šiais metais. Tai auksinis, sidabrinis, dar kažkoks. Tai vėlgi tai yra kategoriniai atsakymai, kuriuos Kliko AutoML gali suprognozuoti. Kitas tipas yra regresinis, kuomet prognozuojamas elementas yra skaitinis. Tai pavyzdžiui, kokia žmogaus prognozuojama gyvenimo trukmė? Atsakymas yra skaičius, metai. Ir trečias variantas yra laiko eilutės. Tai yra iš principo kaip regresinis, plus kad mes įtraukiam datą į visą šitą prognozavimo modelį. Tai gali būti, sakykime, kokie prognozuojami pardavimai ateinantį ketvirtį. Tai mes žiūrime į praeityje, kokie buvo trendai ir modelis prognozuoja į ateitį, koks toliau bus trendas. Tai tokios pagrindinės problemos, kurias galim spręsti naudodami Klik AutoML. Ir, sakykime, prieš pradedant naudotis arba naudojantis Klik AutoML, mums visada yra reikalingi duomenys, kad mūsų modelis apsimokintų iš praeities. Ir tuose duomenyse turim turėti supratimą, kas yra tie duomenys. Arba juos pritaikyti, adaptuoti, kad jie atitiktų šitus 4 kriterijus, kurie yra išvardinti skaidriai. Tai pirmas dalykas, duomenyse turi atsispindėti įvykis kažkoks tai, kas tai yra. Tai jeigu kalbant apie pardavimus, gali būti sąskaita faktūra. Tai įvykis nuolatos vyksta, įvykis iš principo yra kaip vienas įrašas, viena eilutė mūsų duomenų masyve. Kitas dalykas, mes turim žinoti, ką prognozuosim. Tai reiškia, turi būti kažkoks stulpelis su duomenimis už praeitį ir mes turim identifikuoti, kad būtent tuos duomenis mes prognozuosim į ateitį. Tai kaip ir prieš tai duoti keli pavyzdžiai, ar tai būtų pardavimo kiekiai, ar tai būtų ten žmogaus gyvenimo trukmė, ar tai būtų narystė, klientas išlaikomas, neišlaikomas ir panašiai. Toliau duomenyse turi būti įvairiausių atributų ir požymiai, kurie padės algoritmui surasti tam tikrus trendus, panašumus duomenyse, pagal kuriuos vėliau galės daryti prognozes. Ir ketvirtas dalykas, tai yra laiko intervalas. Mes tiesiog turim žinoti, už kokį laiko intervalą duomenys mūsų duomenų masyve yra, kad suprastume, kad būtent toks istorinis duomenų masyvas bus naudojamas prognoziniam duomenų modeliui išmokinti. Tai tiek trumpai apie įvadą ir galim pereiti prie demonstracijos, kaip atrodo Klik AutoML. Tai pirmiausia, prisijungiu prie Klik Cloud'o ir prieš pradedant nueisiu į Catalog skiltį, kurioje susirasiu visus turimus duomenis. Tai prieš demonstraciją aš pasiruošiau kelis duomenų failus. Mes pakalbėsim apie juos. Tai yra duomenys paimti iš
viešai skelbiamo portalo Sodros duomenis apie tai, kokios yra įmonės 24 metų kiekvieną mėnesį, kokios buvo, koks darbuotojų skaičius juose buvo, kokiam sektoriui jos priklauso ir panašiai. Tai galim pasižiūrėti, atsidaryti vieną iš tų failų, pasižiūrėti, kokia to failo struktūra. Na tai štai turime išvardintus stulpelius tame faile. Tai yra įmonės kodas, pavadinimas, kurioje savivaldybėje registruotas, kokiai ekonominiai veiklai priklauso, metai ir mėnuo, tai yra mėnesiniai duomenys, vidutinis darbo užmokestis ir apdraustųjų skaičius. Nedidelis failas ir iš tikrųjų nėra labai daug požymių, pagal kuriuos mūsų modelis galės apsimokinti. Iš principo tie požymiai tik tai yra praktiškai tik veiklos rūšis, sakykime, savivaldybė, na ir viskas, visa kita yra pati įmonė. Tai kad praturtinti šiek tiek duomenų masyvą ir praplėsti mokymosi sritį duomenų modelio, aš prijungiau šiek tiek daugiau parametrų. Tai turiu kitą failiuką, kuris yra šiek tiek platesnis. Mes turime ne tik tuos prieš tai išvardintus požymius, bet dar šiek tiek papildomų. Tai yra įmonės būsena, ar įmonė yra aktyvi, sakykime, ar bankrutuojanti, įmonės tipas, ar jinai yra stambi, smulki ir panašiai, kokiai apskričiai priklauso, kokiai grupiai, sektoriui ir veiklai ta įmonė priklauso. Tai šiek tiek daugiau parametrų, kad požymų, pagal kuriuos duomenų modelis galės grupuotis, kai kuriuos gal požymus galės eliminuoti, kai kuriuos panaudoti. Tuomet mes matysim, kurie požymiai turi daugiau įtakos duomenų modeliui, kurie požymiai gal mažiau įtakos ir panašiai. Tai duomenų modelio apmokinimui naudosim štai šitą failiuką, o kai duomenų modelis bus apmokintas ir mes jį norėsim ištestuoti, kaip jisai prognozuoja, tai turiu kitą failą, kuris yra identiškos struktūros. Vienintelis dalykas, kad vienas stulpelis, kurį mes prognozuosim, jis yra tuščias, neužpildytas. Tai identiška struktūra, tik vienas stulpelis yra neužpildytas. Na kągi, tai kaip dabar pradėti eksperimentuoti? Tai pirmas dalykas, ką mums reikia susikurti, tai kuriame machine learning eksperimentą. Suteiksiu pavadinimą, Sodra demo. Ir pasirinksiu failą, kuris apmokins mano duomenų modelį. Tai yra training enriched. Tai pirmiausia, ką auto machine learning funkcionalumas daro, jisai profiliuoja duomenis ir pasižiūri, kurie duomenys galbūt bus prasmingi duomenų modeliui, kuris ne. Na, pavyzdžiui, vidutinis darbo užmokestis iš karto yra tarsi eliminuojamas. Kodėl? Nes šitam duomenų stulpelyje mes turime daug neužpildytų reikšmių, daug null reikšmių. Tai jeigu duomenys nėra kokybiški, nėra užpildyti, tai jie yra eliminuojami iš šito modelio. Tai pasirinkus visą duomenų setą, mes galim dar pažiūrėti, kokie tai yra duomenys. Aš daugiau mažiau papasakojau apie juos, na, bet atrodo taip. Tai pirmas dalykas, ką mums reikia pasidaryti, tai pasižymėti, kas bus mūsų targetas. Tai yra, ką mes norim prognozuoti. Ir iš visų šitų stulpelių aš pasirinksiu apdraustųjų skaičių, kad būtent apdraustųjų skaičius tai yra tas laukas, kurį aš prognozuosiu. Tai
Kaip matote, šitas stulpelis iš karto pažymimas specialia ikonėlė kaip targetas, visi kiti stulpeliai yra pažymimi kaip elementai, kurie bus naudojami, na, kaip požymiai, pagal kuriuos klikas bandys spėti, sakykime, apdraustųjų skaičių. Dabar, kaip matėm, šitas vienas stulpelis jau yra eliminuotas iš karto. Pagalvokime iš karto apie kitus stulpelius. Draudėjo kodas, juridinių asmenų registro kodas ir pavadinimas. Tai yra labai labai unikalūs kiekvienos įmonės elementai. Yra labai daug unikalių reikšmių visose juose trijuose. Ir iš tikrųjų, kuo daugiau unikalių reikšmių, tuo mažiau įtakos modelio generalizavimui šitie laukai turės. Šiuo atveju klikas tokių laukų neeliminavo, bet tiesiog mes pamastę logiškai galim tokius elementus patys išeliminuoti, kad tie laukai nebūtų įtraukti į modeliavimą. Toliau turime ekonominės veiklos rūšies kodas ir pavadinimas. Tai yra praktiškai tie patys du vienodi požymiai, tik tai vienas kaip kodas, kitas kaip pavadinimas. Na, būtų matyti, gal palengvinsim modeliui darbą, jeigu pasiliksime tik tai vieną iš jų. Na, sakykime, kodą paliksiu, pavadinimą eliminuosiu, kad jis nebūtų įtraukiamas į modelio apmokymą. Toliau turime metai mėnuo. Duomenys, kaip ir minėjau, yra mėnesiniam lygyje, tačiau mėnuo yra visada kaip mėnesio pirma diena. Pavyzdžiui, gegužės pirma, birželio pirma, liepos pirma ir taip toliau. Klikas automatiškai sukūrė išvestinius laukus iš šitos datos: metai, mėnuo, mėnesio diena, savaitė, savaitės diena. Na, mes žinom, kad kadangi datos yra tik tai pirmoji diena, tai mums nelabai yra prasmė analizuoti ir ieškoti kažką savaitėmis, savaitės dienomis ar mėnesio dienomis. Tai pasiliekam tik tai metai ir mėnuo. Na, toliau lieka įmonės būsena, tipas, apskritis, grupė, sektorius ir veikla. Tai tvarkingi požymiai, kurie, manau, bus naudingi duomenų modelio apmokinimui. Dabar pasižiūrim, kas yra dešinėje pusėje. Tai dešinėje pusėje mes matom tiesiog apibendrinimą tą, ką padarė. Tai parodyta, kad targetas yra apdraustųjų skaičius, features, kokie požymiai įtraukti į modelio apmokinimą. Tai yra visi tie, kuriuos mes kairėje pusėje susižymėjom. Kokie algoritmai bus naudojami modelio apmokinimui. Tai ClickAutoML šiuo metu yra 6 modeliai. Galim palikti juos visus, galim kažkuriuos tai eliminuoti. Ir klikas būtent juos naudos apsimokinimą. Tai čia irgi šitoje vietoje nieko nekeičiu. Toliau modelio optimizavimas. Dažniausiai yra paliekama intelligent recommended, kad klikas pats žinotų, kaip tą modelį optimizuoti. Na, jeigu turim daugiau patirties, galim patys rankiniu būdu šiek tiek parametrų daugiau nustatyti. Pabaigoje yra svarbus požymis time-based test training split. Kaip aš rodžiau skaidrėje, kad yra 3 tipų problemos, kurias klikas gali spręsti, ir paskutinioji buvo laiko eilutės. Tai šitas duomenų setas ir yra toksai, kuris atspindi laiko eilutes, nes duomenys keičiasi laike. Ir šitame duomenų masyve mes turime datos lauką, kuris vadinasi metai mėnuo. Tai mes galim pasakyti duomenų modeliui, kad mūsų duomenų setas, duomenų masyvas, duomenų rinkinys yra būtent priklausomas nuo datos, ir datos laukas yra metai mėnuo. Viskas, daugiau nieko nereikia daryti. Kaip matot, viskas tiesiog vartotojo interfeise. Jokių programavimo darbų nieko nereikia daryti. Galim pradėti eksperimentą. Tai eksperimento sukimosi laikas gali būti kartais ilgesnis, kartais trumpesnis, priklausomai nuo kiek mes turim duomenų, kiek požymių tose duomenyse ir panašiai. Tai čia pirmuosius rezultatus pamatysim gal po poros minučių. Kol sukasi šita dalis, aš labai greitai parodysiu dar vieną pavyzdėlį.
sukursiu greitai dar vieną ML eksperimentą, tiesiog palyginimui. E, Parinksiu kitą failą, kuriame, sakykime, galim pamėginti prognozuoti ne skaitinės reikšmes, bet tas kategorinės, kurių atsakymas yra taip arba ne. Tai čia labai mažas duomenų setas, todėl jisai pakankamai greitai prasisuks. Ir tiesiog aš jau dabar iš karto galiu pakeisdama, vaikščiodama tarp dviejų tabų. Tai pirmasis yra mūsų prieš tai sodros duomenų modelis, kuriame matom, kad yra sukami įvairiausi algoritmai, jie kartojami yra po kelis kartus, eliminuojant, pridedant vienus ar kitus požymius, bet iš principo visi tie algoritmai, jų gerumas yra nustatomas R2 reikšme. Na, tai kuo jis didesnis, tuo, sakykime, prognozinis duomenų modelis yra geresnis arba tikėtina, kad jisai suprognozuos geriau, tiksliau. Tuo tarpu, kai turime duomenų modelį, kuris prognozuoja ne skaičius, ne laiko eilutes kažkokias, bet labiau kategorinius dalykus, tai yra kitas elementas, kuris vadinasi F1, na tai tuomet pagal F1 yra irgi kuo elementas, kuo požymis aukštesnis, tuo tarsi mūsų prognozinis duomenų modelis geresnis. Tai, tarkim, šitam mažam pavyzdėlyje baigėsi visų algoritmų sukimasis ir geriausia parametrą turintis modelis yra nominuojamas kaip geriausias, top, ir na, mes jį galim tada analizuoti. Sodros duomenų eksperimentai vis dar sukasi, modelis yra vis dar treniruojamas. Na, bet tol, kol sukasi, mes bet kuriuo atveju galim jau šiuo metu, sakykime, geriausią R2 reikšmę turintį modelį pasirinkti ir pamatyti šiek tiek daugiau informacijos apie tą duomenų modelį. Tai, na, matom, kad tam duomenų modelyje, sakykime, iš modelio apmokinimo buvo išmesta veikla, buvo išmesta būsena, mėnuo kažkodėl buvo išmestas. Na, sako, kad turi mažai reikšmingumo prognozijai. Daugiausiai įtakos turintys elementai yra tipas, apskritis, veiklos rūšis, grupė, sektorius, savivaldybė. Tai daugiausiai įtakos šitie elementai turi prognozijai. Tol, kol vyksta vis dar apmokinimas ir sakykime, modelio algoritmų tikrinimas, mes galim pamatyti tik tai tokius bendrus skaičius, bet kai viskas pasibaigs, tuomet viršuje mes galėsim daugiau pamatyti informacijos apie kiekvieną algoritmo rezultatą, Analyze tabe, ir palyginti rezultatus skirtingų algoritmų Compare tabe. Tai šičia dar ilgokai užtruks, mes pabaigos nelauksim, todėl šičia parodyti, pademonstruoti negaliu, bet tam mažajam pavyzdyje, tiesiog, kad suprastumėt, ką tai reiškia, tai jeigu aš nueisiu į Analyze tabą, iš principo atsidaro tarsi kliko aplikacija, kuri pateikia pagrindinius parametrus apie parinkto algoritmo rezultatą. Tai mes galim keisti algoritmus, kuriuos norim analizuoti, ir visa informacija apie tuos algoritmus, jų patikimumą, jų rezultatus yra pateikiama čia. Yra 3 puslapiai, mes galim žiūrėti kiekvieną požymį, kaip kiekvienas požymis turi įtakos duomenų modeliui, kiek neturi ir panašiai. Ir lygiai taip pat turime ir Compare tabą, kuriame galime pasirinkti, kuriame galime visus algoritmus vieną šalia kito žiūrėti, lyginti jų reikšmes
metrikus įvairiausius. Na ir matyti, kuris sakykime, pagal vienas metrikas galbūt vienas modelis yra teisingesnis, korektiškesnis, pagal kitas metrikas kitas, bet bendrai paėmus na, F1 šiuo atveju rodo, kuris yra geriausias. Tai lygiai tas pats matytųsi ir mūsų sodros pavyzdyje, kai tik tai visi modeliai baigs apmokinimą. Lygiai tas pats, na, aišku, gali būti šiek tiek kitokie truputėlį parametrai, nes čia buvo kategorinis duomenų modelis, o pas mus yra regresinis, kintantis, besikeičiantis laike. Taip, jeigu, sakykime, ignoruotume paskutinį, kuris vis dar sukasi, susirišiavus pagal R2 reikšmę mūsų sodros pavyzdyje, geriausias duomenų modelis, algoritmas tiksliau, yra išrenkamas štai šitas. Mes jį galim pasirinkti ir paspaudus tris taškiukus galim paspausti deploy. Čia arba apačioje dešiniam kampe irgi deploy. Deploy reiškia, kad mes tą mašininį modelį fiksuojam, kūrėm jį kaip modelį, nes dabar tai buvo tik tai eksperimentai iki šiol. Mes jį kūrėm ir saugom kaip normalų mašininį modelį. Ir tuomet į tą modelį įtrauksim naujus duomenis, kuriuose nėra darbuotojų skaičiaus, kurį mes šičia prognozuojam. Ir tuomet tas modelis bandys suprognozuoti, koks tas darbuotojų skaičius bus į ateitį. Na tai, spaudžiu deploy. Model. Tai po duomenų modelio, ne duomenų modelio, bet, taip galima sakyti, modelio sukūrimo, AutoML modelio sukūrimo, tas modelis visada turi praeiti patvirtinimo žingsnį. Tai priklauso, kas kiek turi teisių. Kartais patvirtinimo žingsnis yra leidžiamas tik tai, sakykime, gal administratoriam, gal duomenų inžinieriam, o kartais gali būti visiems. Tai šiuo atveju aš irgi turiu teisę savo duomenų modelį patvirtinti, kad jis yra korektiškas. Patvirtinimas vyksta tiesiog kairiam viršutiniam kampe paspaudus mygtuką Activate, aktyvuojam, tas duomenų modelis tampa aktyvus ir dabar jau galim pradėti prognozę. Tai tam, kad pradėtume prognozę, ką mums reikia pirmiausia daryti, tai įtraukti naują duomenų masyvą, kurio kažkokį elementą reikia suprognozuoti. Net ne kažkokį, o tą, kurio prognozijai mes apmokinom visą modelį. Tai pasirenkam naują duomenų masyvą. Kaip ir minėjau, turiu testing failą, kuriame yra viskas užpildyta, išskyrus darbuotojų skaičių, kurį mes prognozuojam. Tai pasirenku failą. Failo pavadinimas po prognozės bus testing prediction. Tai paliksiu pavadinimą tokį, koks suformuotas. Spaudžiu confirm ir save and predict now. Dabar šitas modelis, gavęs naujus duomenis, bando užpildyti ir suskaičiuoti, koks gali būti į ateitį darbuotojų skaičius. Gal nepaminėjau pradžioje, bet praeities duomenys 2024 metais sodroje buvo iki rugsėjo, įskaitant rugsėjį, o prognozuojama yra į ateitį. Tai čia šiuo atveju pamėginau suprognozuoti spalį, lapkritį, gruodį. Prognozės vykdymas pasibaigė.
mes galim, sakykime, grįžti į Home, Catalog ir pažiūrėti, kokie failai susikūrė. Tai štai prieš kelias sekundės susikūrė 3 failai. Testing Prediction, pirmas, Testing Prediction Apply ir Prediction Shape Values. Tai Shape Values faile labiau yra statistinė, sakykime, statistinė informacija, statistiniai parametrai, kiek kiekvienas požymis, apskritis, tipas, veikla ir panašiai, turėjo įtakos prognozavimui. Tai čia labiau yra toks statistinis failas. Patys duomenys yra, galiu atidaryti, parodyti, apply failę. Apply failę turim visus laukus išskyrus darbuotojų skaičių. Taip pat turime laukelį AutoML Row Index, kuris sukurtas buvo mūsų prognozinio duomenų modelio, tam, kad surištų su kitu failu, kuris vadinasi tiesiog prediction, ir jame mes turime tik 2 stulpelius, tai yra būtent tas kaip raktinis laukas AutoML Row Index ir apdraustųjų skaičius predicted. Tai šitus 2 failus mums reikėtų susijungti ir tiesiog pasižiūrėti, kokį rezultatą gavom. Tai failai yra čia, toliau kaip juos panaudoti, tai yra tiesiog elementarios kliko aplikacijos sukūrimas, šitų failų pakrovimas į aplikaciją ir jeigu norim dar turėti ir praeitį, ne tik ateitį, bet ir praeitį, tai dar galėsim įsitraukti ir Training Enrich. Tai galim greitai pasižiūrėti, pamėginti susikurti naują aplikaciją. Sodra 24 su prognoze. Pavadinsim. Eisiu į skriptą. Jums tikriausiai visiems yra pažįstamas. Na ir pirmiausia, iš katalogo duomenų pasiimu Prediction Apply failą, tai yra vienas failas. Kaip ir minėjau, visi laukai, darbuotojų skaičiaus nėra, turim AutoML Row. Įtraukiam šitą ir įtraukiu tiesiog Prediction failą, kuriame yra darbuotojų skaičius suprognozuotas. Apdraustųjų skaičius. Ir dabar šitus 2 failus sujungsiu. Pavadinsiu lentelę sodra, sakykime, left join. Prijungsiu vieną su kitu per AutoML Row Index. Ir kai viskas yra sujungta, tuomet ištrinsiu, išmesiu lauką Row AutoML Index. Papildomai, jeigu mes norim šitoje aplikacijoje turėti ne tik ateities suprognozuotus duomenis, bet ir praeities faktinius duomenis, mes galime dar prisikonketinėtinti failą, kuris buvo naudojamas duomenų modelio apmokinimui, mašininio modelio apmokinimui. Tai Training Enriched. Pasirenku, pridedam. Tai struktūra yra identiška tiek suprognozuotų duomenų, tiek faktinių praeities duomenų. Na ir jeigu pasikrausim, pabandom greitai nueiti į vizualizaciją, susikurti, sakykime, linijinį grafiką.
kuriame pridėsime metai mėno dimensiją ir susumuosim apdraustųjų skaičių. Tai čia vienas stulpelis ir turime apdraustųjų skaičių pridikti. Tai jeigu susumuosiu tik apdraustųjų skaičių, kaip matot, apdraustųjų skaičius eina tik tai iki rugsėjo. Tai čia yra faktas, praeitis. Na ir papildomai, jeigu pridėsiu sum apdraustųjų skaičius predicted, tai yra į ateitį suprognozuotas apdraustųjų skaičius, gausiu štai tokį rezultatą. Iki rugsėjo ir tuomet 10, 11, 12 mėnesiui suprognozuoti. Na, kaip matot, duomenys, prognozija sako, kad kris duomenys, galbūt nesulaukėme to geriausio varianto, galbūt tai nėra pats geriausias variantas, na, bet pagal tą algoritmą, kurį pasirinkome, tai prognozuojama yra toksai 10 mėnesį bus žymiai mažiau, 11 šiek tiek daugiau, 12, na, panašiai. Tai šitaip praktiškai veikia dirbtinis, sakykime, intelektas, mašininis mokymasis, automatinis, nes kaip matėt, nereikėjo man nei kažko programuoti, kažkokių tai algoritmų, jie yra jau pačiam kliko AutoML. Nereikėjo per daug skaičiuoti kažkokių statistinių parametrų, pagal kuriuos turėčiau įvertinti, kuris algoritmas yra geresnis ar blogesnis, nes viską kliko AutoML'as pateikia. Man belieka tik tai pasirinkti geriausią. Pabaigai, sakykime, labai taip apibendrintai, kur gali būti panaudoti klik AutoML'o funkcionalumas, kokiose srityse. Na tai bet kokią sritį, kokią beimtume, sakykime, pardavimuose, jeigu norime suprognozuoti, sakykime, kurie klientai išliks pas mus, kuriuos mes prarasim, marketinge, sakykime, prognozuoti kažkokią tai kliento vertę, prognozuoti, koks gali būti geriausias sekantis pasiūlymas klientui, finansuose, kapitalo investicijų optimizavimas, išlaidų valdymas, rizika. Na ir einant per visas sritis, mes tų use case'ų tikrai galime surasti. Visą tai pavertus į kažkokius tai, sakykime, konkretesnius klausimus, na tai kokie tie klausimai galėtų būti, kuriuos galėtume spręsti. Tai, na, tarkim, kurie mūsų klientai atsisakys mūsų paslaugų, kokios pajamos prognozuojamos artimiausiais mėnesiais, kuriuos klientų segmentus turėtume orientuotis ateityje. Na, kaip turėtume paskirti savo gamybos pajėgumus ateinančiais metais, kad užtikrintume paklausos poreikį. Tai, na, tokie ir panašūs klausimai, kuriuos galite kelti savo kaip užduotį, na, ir mėginti atsakyti su AutoML kliko funkcionalumu. Tai pabaigai tiesiog noriu pasakyti, kad visą tai, ką matėt, matyt, susidarėt įspūdį, jog naudotis klik AutoML yra pakankamai paprasta. Tai labai trumpai, jeigu apibendrinsiu, ką mes pasidarėme, mes turėjom duomenų setą už praeitį, ant kurio klik AutoML'as darė eksperimentus su įvairiausiais algoritmais. Tuomet pasirinkom geriausią algoritmą, jį deployinom kaip modelį ir naudodami tą modelį davėm modeliui naują duomenų setą, kuriame buvo suprognozuotas elementas, kurį modelis mokinosi prognozuoti. Viskas, toliau tuomet sugeneruojami failai, kuriuos mes galime naudoti bet kurioj savo ClickSense aplikacijoje, naujoj, esamoj, kaip norėtum. Tai pabaigai tik tai noriu tiesiog gal paraginti, pradėti nebijot naudotis klik AutoML, nes jis tiesiog gali praplėsti jūsų turimos analitikos naudojimo ir naudingumo ribas.
Tai tiek, ačiū, kad klausėt.